rekordininkas, žmogus, be vieno pliks kapruonis, Rolandas Biržis. Un žinoma, viso timo siela, didžiakumstis Eriks Marciulevičius. Spravedlyviai atsilaikė prieš ilgapimpius kostagalvius musulmonų, parazitus. Visi šitie sarmatlyvi dalbajovai užpuolė mūsų bernuzėlius Seredzinoj baltos dienos. Ant viesas vieto ir norėjo snukį subaladuoti. Prasidėjo rukapašnas kombats un musiškis un masinis bardaks. Tačiau mūsų azoliuks Eriks un trys berzai Andris Mindaugs un Rolandas taip šitos snarglius pamokė, kad jie uodžegas pabraukė, susuoko in autobusą ir šitaip nuo lietuvių pabėga. Kur buvęs, kur nebuvęs, prie Rasborgės prisijungė Visagino urlagans Andriaps. Kulokų nesuvaldžęs, iki kraujo šano 4 celavieku subaladuojas Eriks, dar ir savam impis suspėjo. Pazors ir bizārs. O viešli? Indeed. Na, o dabar karščiausias nedēļos highlights. Visams dobrai žinoms, nomīlēts ir pamīlēts, well-known visu svietu futbolmenas Eriks Kamalspērdis nūdien svenčia savo dienrasdienį. Džiaugias visi baltai, polākai ir maskuliniai. Tik gerbiams futbolmenas somēslija visiems iškrēci bezpredēlā. Alkoholi intoksikovots, insiropšte į nudešavotą Air Baltico reisą ir atskrid į Kopengagą. Ant visų ziemlius su zarubiežnom smadzlyvom, besarmatėm danskom prostitutėm pasipist. Pons Eriks Kamalspērdis prisipirka degtinės, zagironą, zakusoną, o užsisakė stripcizo realio performance Biržis in the House. Važiuojam toliau, nes čia vėl ištiko pauzelė, per kurią reikia pasišluosit užpakalyką, sermatlyvas ašarėlės nusišluosit na veidą. Ir tą progą toliau tęsėme mūsų reportažą apie kriminalus, kurie ką tik baigėsi, tai kits nežino apie ką. Taigi, ponas Kamalspērdis negirdėtam užslėptam naktklube iškėlė dienraždienijos večerinką. Slapts latviešu šaltinis teigia, kad bezpradėls prasidėjo, kai večerinką sugužėjo Kamalspērdžia balėlšikai, katrie anam efektingą programošaną surengė. Atsilygindams pendelių virtuos, užsilipa on stulpą ir egzibicionavo aniem savo nuogą pimpį ir raukšlėtas seklydės. Nedidelė pauzelė vėl išteka mūsų respondentus, nes jie yra pasiruošę specialiai šiam dienraždienius įvykiui, kuris dabar apsipašanvodavos, apsigzibionuos greitų laiku. Reportažą tęsime nedaug liko, bet ant galo pasveikins dar pasikeis mūsų žurnalistai iš nebūtosios šalies. Žodis Ąžuols. Sarmatatam Kamalspērdžiui ant visos Danijos karalystės. Indeed. Eilinį kartą šits Lietuvos bernužėlis prisidirba. Norėja džentelmens nors kartu sekretnai atsirelaksuot, tačiau gudra galvai zirga galvas viską išrišā. Tad, mieli damas un kungi, nepamirškit šį vakar cauresnio gėrimo už futbolmėną raukšlę pimpi Kamalspērdį pakelti ir spradzlyvai dienraždienijos večerinką paminėti. Happy birthday. Z dniom rождением, kolega. Indeed. Na pasašok, mysla caturgysla. Kas man šiandien pabarstys, kas man šiandien pabarstys. Erikas, Rolandas, Andrius Mindė ir Tadas. Erikas, Rolandas, Andrius Mindė ir Tadas. Dobros nočios. Gero pasipasėjimo. Erikai, mes tave mylim. Ta proga žodį perduodu Ernestai. Ir vieną kartą pavasarį, tu vėl atjosi drąsiai. O mylimas pavasarį, manęs jau neberasi. Sustabdęs juodbrį staiga, į žemę pažiūrėsi, į žemę taps žiedais balta. Aš dienmečių šitiesiu.
Dublis 2. Nepabaigta dar ta daina, bet mes padainuosim apie upę. Čia yra Tadas, jis yra mūsų produceris. Jis yra garso operatorius. Jis mums padeda visais klausimais. Jis operuoja garsą. Skurdučiais irgi groja. Vakare smarkiai lijo lietus, tu kavinėn šlapia užėjai, tau prisėsiulė bičas gražus, tu neatsisakei. Jis pradėjo švelniai žodžiai suokt, nuo šampano tu jau apsvaigai, ir po to jis pasiūlė pašokt, tu neatsisakei. Vai kodėl, tu tada į kavinę ėjai. Vai kodėl, tu neatsisakai. Vai kodėl, tu tada į kavinę ėjai. Vai kodėl tu neatsisakei. Jis atrodė be galo žavus. Tu sakei, jog tau reikia skubėt. Vitali nesugroja šitą vietą. Grįžti į namus. Ėjo jis palikėt. Pašviesink ekraną. Jis kuždėjo tau einant gatve, kad tu jį pakėrei visai. Ir pasiūlė, užšok pas mane, tu neatsisakei. Vai kodėl, tu tada į kavinę ėjai. Vai kodėl, tu neatsisakei. Vai kodėl, tada į kavinę ėjai. Vai kodėl tu neatsisakei. Kuris dabar mano turbelis? Pasiūžėjai į namus. Jis pripildė 2 vyno taures. Negalvojai, kad jis toks gudrus, jog jam reikia tavęs. Išleido jis tavo kasas ir bučiavo taip švelniai. Tyliai išjungė šviesas, tu neatsisakei. Vai kodėl, tada į kavinę ėjai. Vai kodėl, tu neatsisakei. Vai kodėl, tu tada į kavinę ėjai. Vai kodėl, tu neatsisakei. Apsikabinai, tavo Vitaline, pasakei, o mielas brangus, piktą balsą tuoj pat išgirdai, ir greičiau į namus. Kur dabar? Su tuo vakaru, su tuo lietu, tu prakeikiai pasaulį visai, bet kalta juk buvai tik tai tu, juk neatsisakei. Vai kodėl, tu tada į kavinę ėjai. Vai kodėl, tu neatsisakei. Vai kodėl,
Sūna atsisakė. Tadas. Pašvaisk mane, aš visą tavo. Alright. Taigi atėjome į šią šventę pasižiūrėti, kas čia vyksta. Kita stotelė vėlgi ir turime special dainelę mūsų jubiliatui Erik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eric. Happy birthday to you. Nu, taigi, labai mes esame dėkingi už šitą video ir norėtume tą progą pakalbinti mūsų gerbiamosius režisierius su režisieriaus asmeniniu draugu, už kokius pinigėlius jie padarė šitą visą vaidinimą. Taigi, žodį perdedam Ernestai. Aš Žirardas Bužėlis. Čia mano draugas Žako. Įkvėpti esame. Kol kas esame įkvėpti, neblogas videoganas, man atrodo. Šis buvo mūsų pirmasis debiutas režisierinis. Kaip pirmasis kūdikis, galima sakyti ir taip netgi. Turint omeny, kiek kainuoja filmą pastatyti šiame mieste. Ir nedideliais kaštais mums tai, manau, gerai pavyko. Manau, jūs visi vertinsite šį Kūrinį. Ir visi išėjot? Ne, taip nebe. Ta proga norėtume, duokite man mikrofoną. Ta proga norėtume pasakyti didelį ačiū mūsų režisierių komandai ir palinkėti Erikui, kad jis visada būtų toksai žvalus, koksai jisai buvo 28, 27, 26, 25, 24 metais. Visą laiką, kurį jis yra praleidęs šitoj Kopenhagoj, susirinkęs tiek daug draugų, dabar jis mamavęs būtų yra 2 metam. O Pasidulskas yra Alytaus meras ir jis taip pat džiaugiasi ir labai nori pasveikinti visus su šią gražią ateinančią šventę, kad nebūtų daugiau jokių Kristianijos gimtadienių, kad nebūtų niekada nenusvirtų ranka, kaip tu rašai šitą laišką ir kad žuvėdros paukštis būtų nukritęs geras ir paėmę šitą norime visus atsisveikinti su šią progą ir palinkėti geros kloties ir gero balius. Viso gero!